Pasitelkite gerą agronominę patirtį ir N-Sensor technologiją savo John Deere įrangai, susiedami John Deere operacijų centro paskyrą su Atfarm. Didinkite trąšų naudojimo efektyvumą naudodami kintamus normos žemėlapius ir stebėkite pasėlius nuotoliniu būdu. Susikurkite Atfarm paskyrą. Pradėkite nuo Atfarm paskyros sukūrimo. Jeigu esate konsultantas ar agronomas, prisiregistruokite prie Atfarm kaip ūkininkas, kad galėtumėte stebėti laukus ir pilnai naudotis programos funkcijomis. Susiekite savo John Deere operacijų centro ir Atfarm paskyras. Norėdami susijęti Atfarm paskyrą su John Deere operacijų centru, spustelėkite mygtuką Prisijungti savo paskyros puslapyje. Tada pasirinkite leidimus organizacijoms, kurias norite pridėti prie Atfarm. Atsidarys naujas langas, kuriame galėsite prisijungti prie John Deere operacijų centro paskyros. Importuoti laukus į Atfarm. Spustelėkite Importuoti laukus. Nauji laukai atsiras, Atfarm ir bus pažymėti žyma Importuota iš John Deere operacijų centro, kad būtų lengviau juos rasti. Sukurkite ir belaidžiu būdu eksportuokite kintamos normos azoto tręšimo žemėlapį. Prieš kurdami pirmąjį žemėlapį, pasirinkite kiekvienam importuotam laukui pasėlių tipą. Pasirinkite Keisti pasėlių rūšį ir pasirinkite laukus, kuriuos norite redaguoti. Tada pridėkite informaciją apie savo pasėlius. Pradėkite kurti tręšimo žemėlapį pasirinkdami lauką pagal naujausią debesų neturinčią nuotrauką ir pasirinkite Kintamos N normos tręšimas. Čia taip pat galite pasirinkti padidinti baltymų kiekį arba suvienodinti augimą savo tręšimo strategijoje, naudodami geriausias Jara lauko bandymų praktikas, pritaikytas jūsų pasėliams, lauko vietai ir derliaus tikslams. Tada įveskite norimą azoto normą ir informaciją apie trąšas, kad sugeneruotumėte unikalų jūsų laukui pritaikytą tręšimo žemėlapį. Tręšimo žemėlapius galite pilnai koreguoti kiekvienam laukui. Keisti normas šoninėme meniu arba parinkti konkrečias tręšimo zonas žemėlapyje naudojant teptuko įrankį. Spauskite John Deere operacijų centro parinktį, kad belaidžiu būdu įkeltumėte savo VRA žemėlapį į darbo planavimo įrankį. Darbo planavimo įrankis atsidarys automatiškai, o jūsų tręšimo žemėlapis bus importuotas kaip iš anksto užpildytas darbo planas. Tada galėsite pradėti tręšti. Papildoma konfigūracija nereikalinga. Sukurkite kelis kintamos azoto normos tręšimo VRA žemėlapius. Atfarm platformoje galite vienu metu sukurti kintamos azoto normos tręšimo žemėlapius visiems savo laukams, kuriuose auginamas tas pats pasėlių tipas. Pirmiausia, atnaujinkite savo laukų ir pasėlių tipą. Meniu spauskite Keisti pasėlių rūšį. Pasirinkite laukus ir įveskite informaciją apie pasėlius. Pradėkite kurti tręšimo žemėlapius, spusteldami Kelių VRA žemėlapių kūrimas ir pasirinkite savo laukus. Pasirinkite tręšimo būdą, trąšų tipą, nurodykite augimo tarpsnį ir spustelėkite Išsaugoti nustatymus. Tręšimo žemėlapiai bus sugeneruoti iš karto pagal šiuos parametrus. Galite lengvai koreguoti azoto tręšimą ir normas kiekvienam laukui atskirai, kad jos atitiktų augalo poreikį. Kai baigsite koregavimus, spustelėkite Eksportuoti VRA žemėlapius ir pasirinkite John Deere operacijų centro funkciją belaidžiam įkėlimui. Visi jūsų tręšimo žemėlapiai sklandžiai eksportuojami į darbo planavimo įrankį kaip nauji iš anksto užpildyti darbo planai. Peržiūrėkite Atfarm žemėlapius lauko analizatoriaus įrankyje. Tarp tręšimo operacijų stebėkite savo laukus lauko analizatoriaus įrankyje naudodami Atfarm. Atfarm azoto įsisavinimo žemėlapis – pirmasis nuotolinis azoto įsisavinimo žemėlapis rinkoje. Jis įvertina vidutinį azoto įsisavinimą jūsų lauke tam tikrą dieną. Naudokite jį, kad stebėtumėte, kaip jūsų pasėliai įsisavina maisto medžiagas ir nuspręskite, kada vėl reikia tręšti.
Optimizuotas žemėlapis naudoja tą patį indeksą kaip ir Yara N-Sensor, todėl galite matyti savo pasėlių biomasę. Javams galite naudoti šį žemėlapį iki žydėjimo, kad sektumėte augimą ir pastebėtumėte galimas problemas dar prieš jas pamatant plika akimi. Automatinis biomasės žemėlapio eksportavimas ir prieigos atšaukimas. Prisijungę prie savo paskyrų pasirinkite, kaip dažnai norite, kad AdFarm siūstų biomasės žemėlapius į John Deere operacijų centrą. Šis pasirinkimas lems, kaip dažnai bus atnaujinami jūsų AdFarm žemėlapiai lauko analizatoriaus įrankyje. Žemėlapiai bus automatiškai siunčiami į John Deere operacijų centrą kasdien, kas savaitę arba kas mėnesį. Jei norite išjungti ryšį tarp AdFarm ir John Deere operacijų centro, pasirinkite funkciją šalinti ryšį iš meniu. Norėdami atjungti savo paskyras, taip pat turite atšaukti prieigą ir John Deere operacijų centro paskyroje. Prisijunkite prie AdFarm ir dar šiandien sujunkite savo paskyras.